Kur ten, be šansų ten, nu neįmanoma, ten 5 rankų reikia, nepatinka. Nepatinka ir nepatiko, galėjau ir geriau. Nebevirinsiu daugiau. Einam po biškį dėti! Tai va! Pirmas blynas prisvilęs. Tai kas liečia virinimą, ne aštriausias peilis stalčių, kaip sakoma, bet nu, gavosi kaip gavosi. Norėjau biškį pasimokinti prie to pačio, pažiūrėt, kaip iš vis virinasi su Tigu. Camp Master jau visi žino, kad su Campu neblogai, man to siūlės išeina, bet norėjau pats pasižiūrėti, kaip gausi su Tigu. Tai biškį YouTube, biškį konsultacijų, biškį to, biškį ano, biškį Tigo pareguliavimo ir gavosi kaip gavosi. Man nelabai patinka, bet, kaip sakiau, pirmas blynas, biškį pasvilęs, bet man paskrūdė patinka. O gavosi va tai, va, galima truputėlį užmest akį į situaciją. Siūlytės, žinoma, galėtų būti ženkliai dailesnės, bet planas yra bet kuriuo atveju apsiviniot kolektorius ten tą termobintų, bet kuriuo atveju nesimatys. Tai dar noriu nuvežti kolektorius, kad padarytų plokštumas nufrezuotų, nes šiek tiek yra vienas daugiau, kitas mažiau pasikraipęs, bet žodžiu, nuvežus padarys. O dabar tai ką, iš vidaus irgi apsivirinau su frezytė, išsifrezavau angas. Čia aišku norėjau, kad būtų apvalu, bet neradau tinkamo šrato, kad išformuoti apvalų galą. Tai kadangi čia vis tiek išėjimas, žodžiu, tai, nu, kaip ir neturi įtakos, kaip ir būtų gražiau, bet sekantiem kartam bus tik geriau. Aukštyn, bet nebevirinsiu daugiau. Turiu ką veikti ir be Tigo. Duosim, kas virina, čia tiesiog pasižaidimas, trumpai tariant. Tai va, tai kolektoriai pabaigti, dabar galvoju, ar dar kažką čia reikia prie jų padaryti ar ne. Suvirinta, šiek tiek prasišveista, galima bandyti eiti, dėti į kobrą ir žiūrėti, kaip atsistojo, ar gražiai susijungia su toliau išeinančių duslintuvų. Tada pasižiūrėti, kaip jau eis vairalasdė iki ugnesinės, parodyt, kaip buvo įmontuota elektrinė vairo kolonėlė, dėžės tiltelis, kaip pagamintas. Trumpai tariant, apžvelgt padarytus darbus iš apačios ir prie to pačio uždėti kolektorius ir pagaminti visą vairalasdės sistemą iki salono, tai per ugnesinį jau kaip praeis. Tai ką, einam po biškį dėti! Tai reziumė. Elektrinė vairo kolonėlė stovi vietoj, vairo traukės dar niekas netaikyta, iš esmės tik tai pripjauta, truputėlį kažkas tai sujungta, net nežinau kokie čia angaliai, tik tie, kurie ir buvo krekždiniai, vairo traukės nežinau nuo ko kol kas dabar uždėtos, bet žodžiu pripjauta tik tai, kad atsistotų ratai tiesiai ir galima būtų stumdyti ją pirmyn atgal ir taip toliau. Iš esmės vairo kolonėlės tvirtinimai nuo originalo šiek tiek stūmėsi į plotį, tai yra plačiau stovi tvirtinimai negu senosios vairo kolonėlės. Ir kas yra padaryta, tai vairo kolonėlė šiaip turėtų stovėti variklis aukščiau, nu tai sakykim tiesiai. Jinai yra šiek tiek pakreipta kampu, kad vairo kryžmė ir vairalasdė nueitų kuo labiau, kur mums reikia. Taip mes apėjom problemą su vairalasdė tarp cilindrų, nes pirminis planas buvo, žodžiu, kad vairalasdė keliaus tarp pirmo ir antro cilindrų kolektorių vamzdyno arba antro ir trečio cilindrų, kitaip nesigavo. Bet su vairo kolonėlės pakreipimu tą reikalą išsprendėm ir vairalasdė eina per kolektorių viršų. Ne tarp kolektoriaus vamzdžių, o, žodžiu, telpa virš kolektoriaus vamzdyno. Teko, aišku, šiek tiek ir čionais padaryti daugiau vietos. Vėl iš viršaus paskui dar pasižiūrėsim, matysis, kaip padaryta. Nu, iš apačios galima pažiūrėti, kaip prisitvirtino, kaip pasidarė, kiek matom. Visi tvirtinimai, tiek čia, tiek čia. Stengiausi, kaip visada, kad būtų gražu.
kad man patiktų ir, žodžiu, dabar stovi taip. Šitie metalai pripjauti ir paslinkti, paplatinta vieta dėžiai. Dėžės tiltelis irgi, tai eigoj tiesiog gavosi va toks va ir puikiai atlieka savo funkciją iš esmės. Dėžė stovi vietoj, tiltelis yra, rėmukas irgi privirintas. Dabar mums reikia suvirintus kolektorius pastatyti į savo vietą, susijungti su toliau einančiais duslintuvais, pasižiūrėti, ar niekas nesusikraipė ir viskas susijungia taip, kaip turi susijungti. Ir tada pasidaryti vairalasdę jau iki ugnesinės. Tai vairalasdėj naudosiu šitam gale nuo M-kės F80, 82, 83. Trumpai tariant, nuo M-kės kryžmę čianais, kryžmė tenais, čia va darysis viršui, žodžiu, čianais darysis toksai sumuštinis, kur irgi naudosiu detalės iš F serijos vairo kolonėlių. Iš esmės dabar mes pasidarysim vairalasdę iki čia. Čia bus viduj išlindę šlicai ir tada jau galėsim prasitęsti vairalasdę į norimo poziciją, aukštį ir taip toliau. Tai didžiausias minusas galbūt, nežinau, ar pavadinti galima tai būtų minusu ar ne, bet tiesiog turėsim arba iš viso 3 vairo kryžmės, arba 4, bet manyčiau apseisim ir su 3. Tai pažiūrėsim, kas čia gausis, reikia susibraižyti plius minus, kaip įsivaizduoju tą mechanizmo sumuštinį ir kaip mes jį padarysim, vis tiek reikės kažkokias plokšteles pjautis lazeriu, kažką tekinti, kažkokius guolius taikyti ir žiūrėsim, kas gausis. Tai ką, einam bandyti dėti kolektorius ir žingsnis po žingsnio žiūrim, kaip bus toliau. Tai pirmiausia, užsidedam kolektorius ir einam toliau. Biškai reikia prisikelt varikliuką aukščiau, nes kolektoriai šiek tiek nelenda. Taip, kuris čia mūsų kolektoriukas, pažiūrėsim, ar išraitosim čia jį. Palauk, susipainėjau biškai jau. Supranti, tokie patys panašus labai. Gal iš vis va tai va reikia kišti per galą, per bagažinę. Dedam kolektorių, biškai pasiguldom truputėlį, žiūrėkit, kad ant galvos nenukristų. Šitą reikia ištraukti, tada, opa, va taip, va, eikti savo. Taip, kur mes čia galim dabar primaskatuot, supranti, šitą prisukti biškelį. Gal, žinai, padarysiu ką, biškį patepsiu, kaip sakoma, tepaliuko, kad paskui atsisuktų lengvai. O, kažkas tai nupirko solidolo šviežio. Skanu. Biškį reikia patepti, kad, kaip sakyti, geriau slystų. Jeigu jums prastai slysta, visada naudokite Berneriuko tepaliuką. Paskambink Bernerį. Jau laukiu nuo praeito karto. Visada turim. Kaip jau sakiau, Berneriuk. Skambink. Mes čia ką? Reklamytę for free. Berneriuk. Skambučio nėra. Supranti, peržiūros auga, auditorija auga. Kaip ant mielių tiesiog. Tūkstančiai peržiūrų. O skambučio dar nėra. Paskui aš nekelsiu. Aišku, ten dar tarpinytės turės būti, bet tai ten jau realiai milimetrą 2 klausimas. Nėra aktualu iš esmės. Atsiprašau, pamečiau kažką. Tai irgi dėsim per galą, per bagažinę, duok įkišiu. Šitos pusės truputėlį daugiau suvaikščiojo plokštuma. Tai bus įdomu, čia ar užsidės jisai, ar ne. Lengvuoju, sakykim, būdu. Kurgi tu mažutį, nu? Kur tos skylutės? Eik tu savo. Gal kažką čia reiks padidinti, kažkokią skylutę. Čia jeigu dedasi, o čia nesideda, ne? Kam čia tai padarėjai? Tas va, rupūžė neina, ką? Vieną skylę, biškį padarysim dėl šventos ramybės. Taip, kur čia? O čia. Pabaigiau. Ir vėl. Kodėl tu toks baisus? Reikia dar biškį ten pavaryti. Matau. Ar antras kartas nemeluos? Ar reiks 3, o gal ir 4? Žiūrim, ką turim. Pirmyn atgal per tuos savo 1000 kvadratų. Opa! Nu, kaip čia tau švelniau pasakyti. Guminio plaktuvo reikia, žinai. Bet gal ir
užsismauks, kaip sakyt. Biškai reikia. Oi. O, gerai. Čia tik tai turim tokį simbolinį niuansiuką. Reiks vieną sriegį pataisyti truputėlį. O, vazelinas. Tada iš kur mums čia geriau prisispausti, va gal čia, bet reikia iš pradžių išsitraukti užstrigusi varžtą. Čia jau, kaip matau, smeigiai viso gero, truputėlį kažkoks tai sulėtis nepataikė. Kaip taip gali būti? Kas čia toks? Pirštais nerodysiu. Nežinau. Kas čia taip kreivai prisuko? Ką žinau. Opapa. Čia bus dešimtukas, pas mus dešimtukas, kur tas dešimtukas? 10, 1, 2, 5 žingsnis. Dešimtukas, 1, 2, 5 žingsnis. Pasitikrinam. Gal darysim šį kartą paprastuoju būdu. Žiūrėk, kaip eina. Nepaprastų solidolium. Čia tik su Bernerio taip slysta, su kitais drasko, kimba, kabina. Pažiūrėk, kaip šauniai. Nežinau, po šitos reklamos, tai tikrai, bent jau, like kažką, nes, nešk. Skoloj. Tu man žiūrėk, skaičiuoju. Škokia tai, kas tai įkrito. Nežinau, gal Bernerio skolos? Oi, kaip šauniai, neglotnus įslydimas į savo vietą buvo, bet su trečiu kartu ištaisysim šitą minimalų niuansą. Žinot, ne visi iš pirmo karto, žinai. Ne visiems iš pirmo karto išliuožia, kaip sakyt. Pasistatom dabar. Opa! Eik tu savo, kodėl čia taip atsitiko negražiai. O, šaunioji, puikioji. Tarp kitko, jeigu gerai pamenu, tai variklio pagalvėse yra, man atrodo, Alfa Romeo Salim blokas biški modifikuotas. Toks sprendimas buvo priimtas kažkada jaunystėj, bet aš jo nesigailiu. Geras sprendimas, gerai padariau. Tarp kitko prie to pačio, mėgstu Milwaukee, labai man patinka, tik tarp kitko. Milwaukee, taip. Jeigu jau judinam čia visus, patraukiam pagrindinį elementą. Pažiūrėkim, tikrai šauniai stovi. Labai šauniai stovi, labai gražus kolektoriai, neskaitant suvirinimo siūlių. Kasgi daugiau nepasmerks manęs, jeigu ne aš pats. Galėjau ir geriau. Biški praktikos, bet tikrųjų taip pačioj pradžioj, kai formavau kolektorius, tai norėjau susikabinti, profesionaliai, susikabinti su Tigu. Tai, kaip palinksėjau, taip ir buvo. Kur ten, be šansų, neįmanoma, 5 rankų reikia, kad viską čia išraidytum. Tai kempo tašką, paskui virinį į kito taško, nušveiti tiesiog kempo tašką ir virinį toliau. Tai apskritai su Tigu daugiau nelabai noriu, aš žaistis, nepatinka ir nepatiko. Pabandžiau vieną kartą, kažkada aliumą bandžiau, dabar pabandžiau nerūdijantį. Tai ačiū, ne man. Tai va, ką žinau, viskas gražiai, tvarkingai praeina, niekas niekur nekliūna, viskas ok, pabandom dabar prisidėti šoninius duslintuvus ir pasižiūrim, ar niekas nenukrypo nuo kurso. Mykolas, matau, nukrypo nuo kurso. Čia reiks dar iš tikrųjų biškių kažką sugalvot gal paprastesnio, nes čia jau labai tokia nelabai man patinkanti vieta. Prieš 15 metų daryta, gal ne prieš 15, prieš 10 kokių metų daryta, tai čia reiktų gal praspręsti dar šitą klausimą. Kažkokį tai su šių dienų sprendimais. Pamiršau solidolą! Einugi, išsuksiu. Sunkiai eina to solidolo. Visur dabar eina solidolas. Opa. Viskas. Bet pyk, nepyk.
paskutinė čia tų medžiagų reklama nemokama. Net su berneriu taip neina, kaip norėjau. Kaip ten nemaloniai, kaip ten giliai. Nu, kaip sakyt, truputį suvaikščiojo, bet nieko tokio. Čia bus tiesiog pjauta keli taškiukai gofrą, priglausim ir privirinsim iš naujo. Bet iš pozicijos vietos viskas super. Tik tai, kad truputėlį pasitraukia gilin, matyt. Per visas siūlės vis tiek, virinimo taškų tikrai labai nemažai. Eik tu savo, nori pasakyti ir vėl taip mažai vietos, bet tai kas čia taip suprojektavo, nepažįsti, nežinai. Niom. O, šitas biški daugiau paėjo biški daugiau. Nieko labai baisaus irgi, tai ką. Iš esmės viskas gerai. Šita pusė daugiau. Šita daugiau pusė pametė plokštumą prie galvos, šita pusė daugiau pametė susijungimo poziciją. Ką padarysim? Nieko baisaus. Spręsim. Nusileidžiam biškį, pasižiūrim. Kaip vaizdas iš viršaus, galima bus šiek tiek daugiau pamatyti. Tai va, mini apžvalgėlė iš čia. Nu čia realiai va, truputį va tai va prikėlus. Tai viskas ok, bet šiaip abu paėjo. Nu, susitraukė. Pati gofra ant vamzdžio ganėtinai giliai yra užmauta ant jau duslintuvo. Ta prasme tenais. Man rodos, tuoj pasižiūrėsim. Aha. Ta prasme, kai eina vamzdis, gofra užmauta ganėtinai giliai, tai tiesiog atkabinsiu tenais. Jau variklis stovi vietoj, dėžė stovi vietoj. Iš esmės, variklis su visais kolektoriais stovi taip, kaip turi stovėti, jisai nei ten nebepasislinks. Tai kolektoriai nusifrezuos plokštumos, bet užsidės tarpinės kažkokios, nu tai tas tą kompensuos. Plius minus tenais jau ten milimetrų negaudysim. Tai iš esmės atsikabinu tuos taškus, nes čia neprivirinta yra. Atsikabinu tuos taškus. Čianais užsitvirtinu su vabendo jau tuogi pamutu, vadinkim. Ką, ir prisikabinu tenais taip, kaip priklauso. Tai galvojau daugiau pabėgs, bet nepabėgo. Tai jau gerai. Nu čia kaip ir sakai, jisai matai, čianais pasikreipė dar šiek tiek. Bet čia smulkmė. Čia irgi, čia jau nepritrauksi. Viskas gerai, išspręsim, no problem. Išspręsim. Tai va, dar iš čia galim ką pasižiūrėti, kaip padaryta yra vairo kolonėlė. Tie va tvirtinimai, tai čia iš esmės padaryta taip, va čia norėjau, kad užsidengtų ir pasidarytų originaliai, tai va, ir gavosi iš viršaus situacija tokia. Čia irgi padaryta įgilinimas šiek tiek, žodžiu, toks va reikalas. Iš dėžės pusės, tai čia, nieko labai nepamatysim tiesiog, kad stovi savo vietoje, į tavą padarytą griovį įsistato pagalvė ir viskas. O dabar smagioji dalis. Tai smagioji dalis yra tokia. Statom čia kryžmę, reikės pasigaminti vairalasdę atitinkamo ilgio pasimatavus. Čianais darom vieną plokštelę, kurioje bus guolis ir iš kitos pusės taip pat plokštelę, kurioje bus guolis. Ir iš dviejų pusių čia va šitam vamzdyje pasidarys skylės, į kurias įsikiš įvorės ir prisivyrins. Čia matyt kiaurai taip pat prasigręš skylės ir įsikiš įvorės ir ta plokštelė su iš kitos pusės esančia plokštele susisuks. Tai tarp tų guolių eis ašis su dantukais, kad užsidėtų kryžmė iš šitos pusės, o iš tos pusės paliksim tiesiog atvirą, nuogą. Iš esmės paliksim tokius šlitus, kad galima būtų jau salone turint poziciją, kur jau stovės konkrečiai vairas, ten turint panelę, ten visus lango rėmo, ten tvirtinimo vietas ir taip toliau. Tada jau galima bus eiti toliau ir pasistatyti vairą reikiamoj pozicijoje. Nežinau, jisai gal bus kažkiek įsitraukti galima bus šiaip. Kiek mačiau replikų, originalo gyvai nemačiau, bet manau, kad jisai nereguliuojamas nei aukštyn, nei žemyn, nei į gilį, nei į save. Spėju, kad ir čia taip padarysiu. O dabar ką? Dabar einu atsinešiu kryžmę, pasimatuojam čia ko reikia, pasiplanuojam kokia čia turėtų būti plokštelė, kokio dydžio, pasibraižom plokštelę, ją reikės išpjauti lazeriu, pasiemam iš BMW kolonėlės reikiamas dalis, kaip aš įsivaizduoju, susirandam tinkamus guolius ir dar duodam tekintojui darbo. Einu ieškot, ko man reikia ir tuoj pat atsinešiu. Planas toks, emkės. Kryžmė kažkur turėjau, bet žodžiu, šis įsikiša tokio stiliaus. Čia kažkur tai prisirinkęs buvau. Iš esmės
Tik tai, kad čia ne M-kės, o paprastos F serijos. Ne M vairalazdė ir, žodžiu, čia yra įkišta ir užvalsuota, užvirinta, nesvarbu. Bet esmė čia, kad ant M-kės padaryta taip, kad atsuki varžtą ir iš esmės išsitraukia. Tai naudosiu tokias dvi. Vieną, nebe dvi, nes antrą reikia užsakyti. Truputėlį netoks. Noriu, kad būtų abu tokie galai. Čia matau, kad kažkas tai truputį ne to. Nu, ne problema, užsakysim antrą tokią pačią detalę ir viskas. Tai va, tai trumpai. Imu šitą, dedu pakšt, pasimatuoju, kokią noriu ilgio ašį, tai iš esmės šitas stovi čia, toks pats stovi čia. Naudosiu šitą dalį išimtą iš vairo kolonėlės. Čia valikutis pasilikau kažkada tai iš angliškos vairo kolonėlės, tai angliškai Europo netinka, nu, man tai yra šiukšlė ir aš išmetu jas, bet čia va susigalvojau tokį dalyką. Ir va štai čia kaip tik atsirems guolis pagal planą to sumuštinio vadinamo. Nu, eigoje pamatysim visi. Trumpai tariant, tokie du galai, reikia dviejų tokių dalių. Vieną jau turiu, kitą reikia išsimti iš kitos angliškos vairo kolonėlės. Čia nusipjaut, dvi ir jas sujungt, kad abu galai būtų tokie kaip čia. Vienas bus šitoj pusėje, kitas bus salone. Tai va, tai trumpai tariant, bus va taip va. Ir tam gale toks pats ir susijungs. Tai planas aiškus, reikia užsakyti antrą kryžmę. Dabar galima būtų pagalvoti kokio, jeigu mes šiandien turim. Gerai, tai viskas aišku. Plokštelę dar pasitikslinsiu pagal guolį. Reikia išsiardyti, nes reiks lygiai susijungti visą šitą reikalą. Dar niekad nebuvo ordės, iš tikrųjų, va šita vidinė dalis čia va turėtų išsikalt fiksatorius ir kažkokiu būdu išsiardyti, bet aš čia nežaisiu, tiesiog nupjausiu maksimaliai kiek galiu ir tada pabandysiu ištraukti tą ašį. Pasižiūrėsim, koks čia diametras ir abu tiesiog sujungsim su strypu ar ištekinsim ar pasižiūrėsim, čia sugalvosim dar. Tai reikia guolių, reikia pasidaryti brėžinuką plokšteliai, reikia padaryti brėžinuką tekintojui, įvorytės ir guoliavietės, kurios prisivirins prie plokštelių ir pasimatuot, galim iškart pasimatuot, vėlgi plius minus. Opa. Ir čia plius minus, jeigu čia stovės. Tai va, šiam 5 bus sočiai. Pripjausim, pakoreguosim, viskas gerai. Pasiliekam čionais. Tai va, guoliai, brėžinukai lazeriui, tekintojui, antra ta pati detalė, dar vieną kryžmę užsakyt, važiuojam viską susirinkinėt. Pasiėmam šitą ir einam guolių ieškot. Brėžinukai baigti, plokštelės lazeriui, įvorės ir guoliavietės tekintojui, plus aišku vairalazdė. Tai dabar nufotografuojam, čikšt, pikšt ir siunčiam į magijos skyrių, kad kuo greičiau mosteltų burtų lazdele ir kaip mat tęstumėm darbus jau su pagamintais reikiamais komponentais. O tam tarpe dėdė biškai nusnaut posmelį. O, ne, biškai patogiau. Oba! Laukiam. Eik tu perkūnas iš giedro dangaus. Nu ir prisapnavau čia reikalų. Greitai dirba tas magijos skyrius. Haris Poteris gal ten dirba. Antras darbas po filmavimu. Einam dėliot dalykų, pasiemam reikiamus komponentus ir bandysim čia kažką tais išgimdyti. Taip, kur mano pirštinytės? Iš pradžių pasižiūrim, ar viską turim, ką reikia. Vairalazdė, plokštelės, pavyzdukas, tekintojo reikaliukai ir dėžutė kažkokia tai labai jau nuvargus. O, tu matai, prisapnuok tu man tokių dalykų. Supranti, sapnuokit atsakingai, nes va, pasapnavau, kad užsakiau ir iš tikrųjų užsakiau. Sąmoningi sapnai. Antra kryžmė, pirma kryžmė, trumpai parodau vienodos. Planas yra štai toks. Nu, čia padaryta daugiau buvo, paprašyta, kad padarytų šiek tiek daugiau, kad turėtumėm galimybę nusipjauti dar kažką, kad jeigu reikia pasislinkt, kažką pasistumdyti. Vėliau pasikoreguosim pagal tai, kaip mums reikės. Bet čia va planas toks. Imam tekintojo guoliavietę, įsistatom į plokštelę. Čia apsivirins, ne čia iš tikrųjų, va čia apsivirins. Tada įsipresuoja
guoliukas. Turim dvi tokias pačias detalės. Kaip sakiau, antrą reiks išsiimti iš kažkurios kolonėlės tą dalį, nusipjaut. Čia va yra atramėlė, iki kurios įsistatys ir atsirems. Taip pat, kaip sakiau, antras galas bus toks pat, tai antra detalė atsirems į tenais ir kai susisuks visas sumuštinis, šita ašis neturės jokio klibėjimo nei pirmin, nei atgal. Susuksim šitą sumuštinuką tenais, pasigaminsim ašį ir va, bandom tada kažką padaryti. Tai pirmoj pradžioj matyt reikėtų išsiardyti, pabandyti šitą va reikalą. Einu atsinešiu akinukus ir balgarkį. Tokia detalė. Paimam. Kokį čia man nelenda, klausyk. Reikia kažkokį tais būdu va išmušt. Įsispausti į spaustuvėlius. Šitas mums nelabai reikalingas. Čia žiūrėjau, kaip čia viskas veikia, kokiu principu. O, dabar pasimatuojam, kiek čia turim, nes antra detalė turės būti panašaus ilgio ir va, sujungt su tokiu strypu, kad tiesiog lygiai galėtumėm suvirintas dvi dalis. Tai čia mes turim beveik 10. Tikėkime, kad bus gerai. Arba prasigręšim su 10 grąžtelių tiesiog. Ir viskas. Ką dabar, kaip čia paratingiau padaryti? Einu, galbūt susirasiu vairo kolonėlę savo tvarkoj, kurią galėsiu išardyti. Čia ne tokia vairo kolonėlė. Ai, tai va, čia toks biški. Sakoma, įleidau Mykolą, tai tvarką padarė. Ten krūva angliškų kolonėlių ir čia krūvytė tokia. Tai va tiek va perdarėm tų anglų. Tai neišmetu, parsiduoda. Čia yra mum netinkama, čia yra M-kė, čia yra M-kė. Ne, palauk, atsiprašau, M-kė ir paprasta F-kė. Tai mums iš esmės reikėtų mažiau galbūt ateityje reikalingos, nes tai ebėjus vis tiek kažkas nuperka. Pažiūrim, ką mes čia dar turim. Lendam po stalu! Papa, M-kė. Lemba, kiek čia tų M-kių eitų peklon. Tai irgi M-kė. Lemba, galva šita paeitų. Au, tikrai ne ant kojos. Labai panašu. Pabandom šitą. Padėsim dabar va čia. O, pabandysim šitą tokia. Labiausiai nuvargus atrodo. Nieko daugiau labai neturim. Tai arba šitą, arba vieną iš šitų. Pažiūrim šitą, išsiardomi, pasižiūrim, ar tiks čia mums kažkas tai ar netiks. Įsispaudžiam iš spaustuvėlius. Gal dar mums netiks čia niekas. Sviesim pagal guolį. Tinka. Ko tik nepadarysi dėl kobros. Ai, blemba, seni. Netiks. Tai veltui nupjoviau. Netiks, nes neturi atramos. Turim papildomą metalą. Nešimės kitą. Miltukų padavė. O, čia koksai ilgas. Ilgas ir plonas, kas? Niekas nežino. Čia, aišku, prisitrumpins dar. Iš esmės jie visiškai identiški. Nestabdom. Dabar sekantis darbas. Tada prisivirinti guoliavietės. Dabar dar nueinam pasitikrinti. Išsigrėžiam skylės. Aš asmeniškai norėčiau šiek tiek jį pakreipti, vadinkim. Tai mūsų tas visas malonumas bus va taip va. Tai mes jį galim faktas pasistumdyti ten kaip norim ir dėtis kur norim. Tai aš vis tiek esu linkęs kiek įmanoma žemiau jį tą ašį taikyt. O jau į kurį šoną tai bus matyt pagal ašį ar sieks bloką ar nesieks ar kažkas galva tiksliau ne bloką. Tai
trumpai tariant, prisivyrinam. Tada galbūt vieną dalį bent jau įsikišti reikės. Aišku, pirmin atgal išiminėti nelabai norėtųsi. Jeigu ką, sudėsim naujus guolius. Taip paskui vis tiek galim bus sudėti naujus guolius, kai jau viską pilnai darysim. Tai čia tie guoliai po porą eurų nebeįtakoja faktų jokių. Tada pasidarom 2. Patraukiam, aišku, nebereikalingas detalės. Jeigu kam reikia pusiau gyvos vairo kolonėlės angliškos, skambinkit. 20 eurų. Gerai, gerai, už dyką tik pasiimkit. Manau, kad neblogai bus. Geras daiktas. Nu ką, dabar reikia palaukti biškutį, kol atvės. Galim truputėlį priverstinio aušinimo sistemą pajungti. Ai, nu jo, vis tiek reikės vežti meliuot, greičiausiai cinkuot, tai tie guoliai dar kelis kartus išsiims. Galim paprastuoju būdu tiesiog per daug čia nesukant galvos. Va tai va, mūsų. Vis tik einam po presų, truputį paspausim. Tai va. Dabar įvorės. Palauk, iš pradžių pasižiūrim. Nu, matyt, kad ir naudosiu aš tokias ilgas, tik tai žiūrėsim, kur pasikreipti reikės jas. Tai kadangi jau vėlyvas vakaras, reiktų šiek tiek pailsėti. Esmė, kad prie plokštelių jau turim privirintas guoliavietės, guoliai stovi vietose. Mums telieka išsigaudyti tų strypų ilgį, kad galėtumėm susivirinti, nusipirkt kalibruotą 10 mm strypą, kad lygiai tvarkingai sujungtumėm, nusipirkt gražių kažkokių varžtukų, kad susukti mūsų visą sumuštinį ir viską įtaikyti savo vietą. O dabar einu truputuką, kaip sakyt, posmelį numiksiu ir galbūt susapnuosiu, atsikelsiu ir jau bus viskas padaryta. Tai iki. Magijos ministerija RH pasiėmė, matyt, kaip mokestį. Ir gaiškės nėra. Ką šit, dirba kažkas be manęs? Man naktinė gal kokia buvo. Oi, biškai. Atsigavom, atsikėlėm, važiuojam toliau. Nauja diena, nauji darbai. Nu, tiksliau, seni darbai, bet nauja diena. Taip, pratęsimas. Ką mes ten vakar, taip, pasibaigėm šituos. Tai dabar reikia pasidaryti ašelę. Tai iš esmės šitos 2 daiktus reikia susijungti. Tai reikia vietoje RH reikalingi varžtai palikti. Labai geras darbas. Ant šluotos, matyt, maišelį atnešė varžtukų ir kitan maišelį išsivežė ratukus. Išsiskraidino. Tai gerai, tada sujungiam šitas 2 plokšteles. Čia iškart, iškart pakilau, pritupimas ir į darbus. Ką, čia nėra čia ką laukti? Nu, visas šitas reikalas bendroj visumoje atrodys va taip va. Toks va sumuštinukas. Ir va ten per centrą turėsim tas ašis. Sujungtas ašis, tai ne ašis jau tada, o ašį vientisą. Čia biškį užsiveržiau. Taip, turim 87 mm, guoliuko storis yra 12 mm. Tai iš 87 atimam 12 ir mūsų ašis turi būti 75 mm. Tarp guolių, nuo atramos iki atramos. Tada šitą imam, pasimatuojam bendrą. Iš esmės, dabar tada mums reikia pasitrumpinti
pasitrumpinti šitą, tik tai dar tada reikia išsimušt. Tuoj pat tą ir padarysime. Dešimtukas kalibruotas, va taip susijungs jie abudu. Tai iš esmės vienas jau yra čia, antras turės irgi užsimaučianais ir tarp tų, kaip sakiau, 75 mm. Tai dabar statymai! Ar pataikysiu iš pirmo karto, ar nepataikysiu? Kaip manai? Pasakyk, kaip manai? Aš tai manau, kad pataikysiu. Nu gerai, pjaunu, bandau pjauti, pjaunu. Nereikalinga detalė nukrito. Nu čia galima truputuką dar pasistumdyti, bet tarkim sudedu, kad būtų. Žiūrim ar nežiūrim? O! 74 ir kokie pusė. Nu, 8. Pasuku biškį kitaip. O taip. Ir vis tiek neturim 75 į minusą, biškį pavariau 0,2 mm. Pasaka, puikiai, šauniai. Perfekto. Lazerinė akis, jau šitą esame įsitikinę ne vieną kartą. Tai tik tai dabar galvoju, kaip čia protingiau padaryti, o protingiau padaryti galim susidėti. Galima viduj susivirinti, aišku, čia karščio truputėlį bus. Nežinau, kaip protingiau padaryti dabar. Gal suvirinsiu atskirai. Pasižiūrėk, RoboArm, kas yra? Visai neblogai, užsiliejo. Tuoj pamatuosim, tuoj pažiūrėsim. Nu puikiai. Beveik 75. Tai mini laisvumo faktas, kad mums reikia. Tai jį ir pasilikom. O dabar ką, biškelį atsiaušinam. Dar labai norėčiau pasidaryti kaip originalą, tik tai klausimas, ar rasiu dabar grąžtelį 4 mm. Mūsų šitoj standartiniai tvarkoj. Iškart. Juokas juokais. Biškį gal reikia pasigalast. Ką noriu padaryti, tai noriu šitą va ašį kaip originalas įsikalt. Tuos va stripelius čia prasigręžus. Tiesiog, nes taip originaliai. Tebūnie. Čia kelios minutės. Nieko mum nekeičia. Kelė pabaigta, fiksatoriukai įkalti, reiktų galbūt dabar pabandyti, galvoju, arba susidėti pabandyti, arba iškart, nu ką čia susidėti pabandyti. Gal iš karto reikia pasižymėti skylės. Gerai, čia išsiardom, pasižymėti skylės ugniaseniai ir jas išgręžti, nes čia kaip ir mes jau turim viską plius minus aiškiai. Į vieną pusę gal nebent tik tai įsidėti. Čia galim švelniai, pavyzdžiui, jį įsimontuoti. Opa. Ir va, principas paprastas. Šits užsidės ir stovės. Va, varžtukas prisisuks, jisai bus va taip. Galim dabar pasižiūrėti. Štai čia kryžmė ir ten. Tai šauniai visai čia viskas atrodo. Opa. Tuoj pasižiūrėsim, dar aišku, mums čia reikia užsidėti kitoj pusėje, užsidėti ašį, pasižymėti vietas. Tai pasiemam markeriuką. Pasižymim, kur mums čia reikia maždaug. Šitą reikia nusipjaut, biškį pasidaryti daugiau čia vietos, tai gal nusipjaunu. Darai, žmogus, vargsti ir va, nupjaut paskui reikia. Daug tokių vietų čia buvo, oi. Darai. A tada nupjaut. Opa, biškį čia taip, reiktų gal patvarkyti biškį šitą vietą, kad neliktų šito viso grožio. Tai čia gal su
frezytė. Šitą visą reikalą padarysim. Truputėlį skylutės reikia matomai padidinti, nes nepataikom. Ai, bet jeigu mes jį va tai va kelsim, jisai pasikeis kampas. Tai reikia dar šiek tiek padidinti skylės. Dailiai aptekinau. Iš esmės mums vis tiek reikės prisikabinti visą šitą reikalą. Vat kažkaip taip. Šitas žaidėjas iškrenta, reikia kempo ir kažkokį pakištuką reikia su... Kas čia yra, aš nesuprantu. Niekurgi neskubu atrodo. O va. Oi, tai mūsų papildomas pleitukas pasinaudos čia, papildoma šitą plokštelę, kaip tarpinytė, va čia mes ją užkišam. Noriu, pasižiūrėk, kolektorius kaip pagalvytė čia pas mane. Oi, kaip tik tai vėsų biškį, bet šiaip tai tikrai šauniai. Taip va, noriu ne taip, noriu va, štai taip. Kaipgi čia padaryti dabar protingai. Nu va, jeigu va, tai gal ir visai neblogai būtų. Gal gali rankenytę tą pasukt? Gerai, nebesuk daugiau. O, gal ir neblogai. Tik tai dabar kaip man čia su aukščiu tuo. Jau neblogai. Šiandien juokinga diena. Viskas krenta, kliūna, batai pametami. Čia neblogai. Nu ir va, dabar tik tai reikia čia pasidaryti, gal čia su frezytė greituoju būdu. Nu, galima buvo ir aukščiau, aišku, truputėlį pakelt, bet... Nors bendrai mes galim pakelt. Mes galim pakelt, va. Jau gal ir nebelabai galim pakelt, iš tikrųjų. Kaip ir galima bandyti susikrauti visą šitą. Nežinau, iš kurios pusės pasiduoti čia. Tai mechanizmas, kuris buvo suplanuotas, jau pastatytas, įgyvendintas ir pastatytas. Dabar pasiimu kryžmes, užsidedu į savo vietas ir pasimatuosiu, koks turi būti vairalazdės ilgis. Bendrai iš vienos pusės, iš kitos pusės. Tai iškart nusipjaut, kiek reikia. Truputėlį palikus rezervo. 5 cm iš viso nereikia. Tai nusipjaunu iš vieno galo 2,5, iš kito galo 2,5. Žiūrim, ar mano planas, ojetau, kaip čia, puikiai tiesiog. Sakyčiau, puikiai, šitas dar mums turi pasislinkti atgal į savo vietą, biškelį, nes turi varžtas būt per, vadinkim, tą griovelį. Tai įsikišom varžtą, kad turėtumėm savo vietą, jis daugiau plius minus nesislinktų. Tada čia turim savo vietą ir
Čianais turim labai puikiai. Iš esmės, Labai šauniai. rezultatas puikus. Visur praeina, pralenda. Truputėlį kilstelsiu, kad ratai pakiptų į orą. Tai iš esmės, va. Puikiai. Niekas niekur nekliūna. Labai gerai. Labai gerai. Šaunioji, puikioji. Rezultatas geras. Tai va, visur turim puikius tarpus. Niekur niekas nekliūna net nearti. Tai ašyje reikės dar padaryti griovelius, nes varžtas nepralys ir kad jisai jau įkišus varžtą neturėtų iš vis niekur eigos pasistumt, bet iš esmės rezultatas liuks. Tai va, dar užsibaigsiu tuos momentėlius, bet net nebe šiandien. Realiai liko padaryti 2 griovelius ant vairalasdės ir prisukti varžtus. Bet kuriuo atveju mes nepavairuosim iš salono, nes ten jau sekantis etapas bus, bet čianais 99,5% baigta su gamyba. O paskui vis tiek ardysis, cinkuosis, kažkas dažysis, nu ir jau rinksis viskas tvarkingai, trumpai tariant. O dabar tas, kas buvo suplanuota, pabaigta. Ir ką, ir judėsim toliau. O toliau planas judėti į saloną. Tai galima truputėlį padaryti apžvalgėlę. Tai trumpa apžvalgėlė čianais šitoj netvarkoj, čia nesiremsiu gal. Dabar reikia pradėti formuoti, kai jau stovi dėžė, stovi kolektoriai, turim vairalasdę, nu tai va tarp kitko taip kaip minėjau, čia turim šlycus, tai čia vėl, jeigu ašis mum užtektinai išeina ten, kur reikia, valio, jeigu ne, pastatom 2 tokias pačias kryžmės kaip tenais ir galim vairą pasistatyti kur norim, ar žemiau, ar aukščiau, nesvarbu, arba netgi galėsim turėti kažkokį tais galbūt reguliavimą, ko manau, kad nedarysim. Ir dabar, kaip minėjau, viskas stovi vietoje, duslintuvai, kolektoriai stovi, jau žinom, kiek galim maksimaliai slinkti ugniasienę į priekį. Tai realiai kipsim į darbus prie tunelio gamybos, ugniasienės, panelės ir lango rėmo laikiklio. Tai arba lango rėmas bus susijęs kartu su panelės karkasu rėmu, nežinau, vat pasižiūrėsim. Tai va, o šiandien darbai matyti jau baigti ir sekantį kartą, kai jau eisiu dirbti ir pradėsiu daryti kažką salone, tai užsibaigsiu tiesiog tas 2 skylutės ir susisuksiu pilnai vairalasdę, kad būtų baigta, plus prisivirinsiu į savo vietas gofras, prisisuksiu vabendus jau pilnumoj, nu trumpai tariant, užbaigsiu ten tas mažytės smulkmenėlės ir judėsim čianais. Tai iki sekančio. Ai. Ir dar kai kas. Ačiū, kad stebit, pasekat, pakomentuojat, o visų kitų noriu paprašyti palaikinti, pašeirinti, pasubscribinti